Sveiki, liūtai. Kas nusimato ateinančią savaitę, tuoj papasakosiu. O dabar prašau spausti prenumeruoti ir patinka, ir dalintis, ir spausti Facebooką stebėti mano, kadangi ten dedu visą pagrindinę informaciją. Na, o kurie norite asmeninių konsultacijų, rašykite man į Messengerį, derinsime jums patogų laiką. Taigi, brangiai, pradedam kaip visada nuo darbo. Ir žiūrėsim po to meilę ir sveikatą. Taigi dabar darbas. Ši savaitė suteiks galimybę jums labai smarkiai pasireikšti, pasirodyti ir galite netikėtai patys savo atsidurti dėmesio centre. Vadovai, jeigu esate samdomas darbuotojas, labai vertins jūsų lyderystę ir aktyvumą. Bet jums teks išlikti diplomatiškiems, kadangi pavydą galite sukelti pavydo jausmą, pavydo bangą savo atžvilgiu. Ir tai sukelti tam tikrą konfliktinę situaciją. Aš su religijom nelabai draugauju, bet ten yra gerų momentų. Tai mūsų krikščionybė yra parašyta, kad nepiktink. Reiškia, negalima piktinti žmonių. Reiškia, savo elgesiu sukelti kažkokį pasipiktinimą, nes, išmetimas energijos. Tai šitą turėtumėte turėti omenyje visą savaitę. Dabar antrą savaitės pusę arba nuo vidurio savaitės, nors iš tikrųjų mes ir dirbsim visi tik nuo trečiadienio, galimas naujas projektas ir nauji dalykai. Finansiniai sprendimai reikalauja atsargumo, nes neužmirštame, kada užtemimo periodas prasideda. Ir net jeigu atrodys, kad pirmadienis toks aktyvus ir jūs nenorite gal švęsti, baliavoti, dar dirbate, žinot, kad masė žmonių 16 dieną dirbs. Tai neapsigaukite. Aš tai rekomenduoju iš tikrųjų nei 16, nei 17 nedirbti, nes vis tiek energijos yra energijos ir reikia biškutį skirti ir pauzai. Dabar viduryje savaitės kils naujų netikėtų iššūkių tokių, kurių jūs, ateina į darbą, žiūriu, ten kažkas ne taip. Bet sako, jūsų kūrybingumas, jūsų aktyvumas ir ta vadinama lyderystė, kaip dabar madinga sakyti, padės rasti tikrai pačius palankiausius sprendimus jūsų darbui, jūsų firmos interesam ir jum patiem. Ir labai sako, kad gali tai būti, kad jums teks palaikyti savo kolegas, paremti juos, ar patarimų, ar ten prigriebti kokį darbelį, kokį rastą nešti ir taip toliau. Venkite šią savaitę per didelio pasitikėjimo. Kaip sakiau, nepiktinkite, dalinkitės nuopelnai su kitais, nors jūs žinote, kad galbūt yra tik jūsų vienintelė nuopelnai. Ir labai atidžiai tikrinkite dokumentus. Nesugalvokit šią savaitę pasirašinėti, taip ant durniaus pakišo jums popierių pasirašai, nes jūs labai pasitikit savo buhalterį ar kokiu ten pavaduotoju ar direktorium. Perskaitote ir ypatingai ten kas to mikroskopiniam raidelėm parašyta. Tai savaitės pabaiga jums yra pakankamai sėkminga darbe ir bus ir pagirimų, ir pripažinimo, ir pastangų įvertinimo. Tik sakau, šitą reikia balansą tarp to nepiktinimo, kuklumo, ir nes ten, sakau, jūsų sėkmė gali pritraukti pavydo jausmą ir tokią keistumą tokį. Tai dabar meilė. Netruks aistros. Būsite labai stringi. Iš jūsų partnerė ten ieškos daugiau dėmesio, norės daugiau dėmesio ir jums teks parodyti daugiau švelnumo. Ir kartais užsiknisę būsi darbe ir nebus laiko, bet nedramatizuokite, viską spėsite. Bet šią savaitę aš jums taip draugiškai sakau, geriau daugiau aktyvuokite meilės reikalus negu darbą. Dabar vienišiai liūtai gali netikėtai sulaukti susidomėjimo savo persona. Ir tas flirtas gali būti tiesiog ugningas, ryškus, energingas. Tiesiog per vieną dieną apsisprendžiate būti kartu. Dabar pokalbių toks periodas, jeigu yra jau seniai ryšiai, tai gali savaitės viduryje galimi kažkokie santykių aiškinimaisi. Taip pat pavydas, pavydo scenos.
Na, aišku, atvirumas viską išsprendžia, bet taip jau, sakau, mažiau nervinkitės, daugiau dovanokite šilumą. Na, jeigu vyras, tai gėlės, jeigu moteris, tai kokį vanilinį pyragą, žinai, tai vienu žodžiu, lepinkim vieni kitus. Ir tarp kitko, jūsų romantiškos tos staigmenos bus labai sėkmingos. Savaitgalis yra labai palankus pasimatymams ir visokiem tokiem smagiem dalykam, tai jeigu savaitės vidury tą audringą tokią turėsite pažinti, aistrą, tai savaitgalį tikrai pulkite į pasimatymus, kvieskite į kiną, į teatrą, restoraną ir tie jausmai tik stiprės. Na, pasitikėjimas stiprins ryšį, o šeimos santykiai gerės. Šiaip meilėje vyraus pakankamai šiluma, bus nusimato šilti santykiai. Tai va, dabar sveikata. Energijos bus daug, svarbu jos neišvaistyti. Sportas padės išlaikyti gerą toną. Venk pervargimo, miegas turi būti kokybiškas. Savaitės vidurė galite pajusti nuovargį. Nu, normalu, jeigu nuo pirmadienio baliavoji, to labiau ilgas savaitgalis, tai gali būti ir to nuovargio pakankamai daug. Reiškia. Dabar subalansuota mityba. Aš rekomenduoju, nuo trečiadienio pradėkit normaliai maitintis, jau pasnikas, nes dar kartą pabrėžiu, kad bus pelenų diena, 18 diena, ir jūs turėtumėt negerti ir nevalgyti, nes tai yra pati geriausia pasniko forma, kuri po to organizmo valymui 3 parų badavimui prilygsta. Dabar labai žiūrėkite širdį, ypatingai jeigu pas jūs žarnynas užkietėjęs. Šie yra labai rimti dalykai, kadangi stresas, pervargimas, persivalgymas, ir persigėrimas, tarp mūsų šnekant, užbaliavojimas gali irgi paveikti širdį ir širdies ritmą. Todėl skirkite pakankamai laiko miegui, poilsiui ir vis tiek aš rekomenduoju, nežiūrint į gal kojų nepavilksite, bet savaitgalį rekomenduoju labai aktyvų poilsį. Ir jeigu įmanoma bus saulė, tai tikrai nors valandą pastovėkit, nors balkone saulėje, nes jums tai yra labai labai svarbu. Emocinė būsena, pusiausvyra, bus kažkokia tai, kiek jūs patys sukursite, nes vis tiek nuo mūsų pastangų priklauso. Ir neužmirškite klausytis kūno signalų. Šiaip savijauta pakankamai gera. Taigi, mielieji liūtai, iki kitos savaitės, būkite sveiki, laimingi ir labai turtingi. Gyvenkime taikoje. Ate.